Labas rytas, mėly grybautojai. Nors grybų sezonas jau seniai pasibaigęs, tačiau aš neleisiu jums pamiršti šio puikaus ingrediento, o kartais ir pagrindinio ingrediento mūsų patiekale. Kaip tik šiandieną yra toksai rytas, kada grybas, pievagrybės, bus pagrindinis akcentas. Na, o tam mums prireiks pievagrybių, sviesto, česnako, petražolių, citrinos, kuri vaidina čia labai gerą vaidmenį, pipiro ir druskos. Na, o norėdami pagaminti įdarytus pievagrybius, mes pirmiausiai turime pasidaryti įdarą. Įdarui mes naudosime česnakus, kuriuos turime sutrinti ir susmulkinti. Baigėme smulkinti česnakus. Priminsiu, jog orkaitę turite įkaitinti iki 200 laipsnių temperatūros. Tada iš tikrųjų sutaupysite laiko gamindami. Na, dabar dedame petražolės ant česnakų ir viską smulkiname. Tokiu būdu susmulkinsime dar labiau česnakus ir tuo pačiu susmulkinsime petražolės. Kada matome, kad viskas jau labai gerai yra susmulkinta, galime sudėti į dubenėlį, kuriame maišysime, ir paimti citriną ir nuimti jos žievelę. Citrinos žievelė čia labai gerai tinka. Tai yra tiesiog toks neįprastas, tačiau labai gerą aromatą turintis ingredientas. Dedame sviestą, padedame viską į šoną ir pasiruoškime grybus. Na, o tam, kad grybus įdarytumėme, mums reikia išimti grybų kotelius. Tačiau visą tai, ką išimate iš grybų, jokių būdų neišmeskite, nes virdami sriubą jūs visą tai kuo puikiausiai panaudosite. Pagardinsime prieskoniais mūsų įdarą. Tam reikia primalti šviežio pipiro ir druskos. Dabar galime viską ištrinti ir galime sakyti, jog mes esame pasiruošę farširuoti grybus. Imame po šaukštelį štai tokio įdaro ir įtepiame į grybus. Tai yra daugiau ne patiekalas, tai yra daugiau užkandis, nes jo neprivalgysi labai daug, tačiau skrandį pamaloninti tikrai galėsite. Tai štai tiek grybukų pasidaryti, kiek aš pasidariau. Jeigu aš vienas valgysiu, tai aš vienas prisivalgysiu. Kainuos apytiksliai 3,5 litro, galbūt 4. O dabar mes galime dėti į orkaitę ir kepsime 20 minučių. Turime stebėti, kad viskas pradėtų lengvai ruduoti, o sviestas išsilydęs pradės skleisti labai gerą aromatą. 200 laipsnių, 20 minučių. Žinote, kada kepame šios grybus, virtuvėje darosi tikri stebuklai. Na, dabar aš manau, kad jie iš tikrųjų jau ir iškepė, todėl galime pabandyti pasižiūrėti ir išimti. Čia tik stebuklus paminėjau, o jie ir įvyko. Prašau, įdėjome lakonę, išimame lėkštę. Juokauju, čia yra televiziniai triukai. Na, o dabar aš jums palinkėsiu gerą apetito. Ate.